Labą dieną, kviečiame žiūrėti Ignalinos televizijos informacinę laidą, kurioje prabėgusios savaitės įvykių apžvalga. Penktadienį rajone lankėsi Kinijos liaudies Respublikos ambasadorius Lietuvoje. Kinijos ambasadorius Čen Jumingas su palyda lankėsi atominėje elektrinėje, o vėliau atvyko į Aukštaitijos nacionalinį parką. Sutiktas Palūšėje, svečias sutiko atsakyti į keletą mūsų klausimų. Господин амбассадор, вы приехали с большой, огромной страны, а Литва маленькая страна. Какие сначала впечатления о нас? Svečias sakė, kad jo rezidavimo įspūdžiai Lietuvoje patys geriausi. Jo manymu, Lietuva yra europinė šalis su puikia gamta bei sparčiai besivystančia ekonomika. Paklaustas, ką Kinijoje žinot apie Lietuvą, kai ji buvo sudėtinė Sovietų Sąjungos dalis, Kinijos ambasadorius sakė, mes žinojame jūsų krepšinį ir turtingą istoriją. Žinios apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę visą laiką buvo ir Kinijos mokyklų vadovėliuose. Į klausimą, kaip vertina ekonominį bendradarbiavimą tarp mūsų valstybių ir jo perspektyvas, ponas Čen Jumingas džiaugiasi, kad ekonominiai ryšiai tarp Lietuvos ir Kinijos sparčiai plečiasi. Per pastaruosius 2-3 metus prekybos apimtys išaugo 60–70%. Ypač dabar tai skatina mūsų narystę Europos Sąjungoje ir NATO. Pasak pašnekovo, Kinijos ambasados Vilniuje svarbiausia veiklos kryptis – stiprinti ir plėsti tuos santykius. Kinijos ambasadorius supranta rusų kalbą, šitą išmokęs ir lietuviškai. Ačiū labai. Apie Kinijos ambasadoriaus vizitą kalbėjomės ir su jį lydėjusiu rajono meru Broniu Ropė. Kinijos ambasadoriaus ši kelionė tokia pažintinė daugiau. Taip, jisai dirba antrus metus Lietuvoje ir jis taip, kaip ir matyt, visi žmonės natūraliai nori susipažinti su kraštu. Ir aišku, iš pradžių matyt, visi važiuoja į didmiesčius, žiūri didmiesčius, o kai jau didmiesčiai apžiūrėti, tada važiuoja į provinciją. Aišku, matyt, vienas iš traukos taškų tai buvo atominė elektrinė, kurioje lankėsi, o antras nacionalinis parkas. Tai pasirodo, reiškia, vis tiek nacionalinis parkas yra nieko mažesnė trauka negu atominė elektrinė. Taip kad taip ir išeinant iš atominės elektrinės, aš taip ir pasakiau, dabar išeinam iš tokio objekto, kurį sukūrė žmogus, o dabar važiuosim į tokį objektą, kurį sukūrė Dievas. Tai tokia, sakykime, priešingybė, bet tai iš kitos pusės jie nori, kad juos daugiau žinotų Lietuva, Kinija, kad, sakykime, ne visada spaudoje, televizijoje pasakoma tas, kas natūroje vyksta, arba ne tiek pasakoma, kiek yra. O mums, manau, irgi visiškai ne pro šalį, jeigu Lietuvos žmonės nuvažiuos į Kiniją, pabus turistais, susipažins su tą, sakykime, kultūrą ir už nedidelius pinigus galės ten pabūti, pagyventi ir aš manau, kad visiems nuo to tik tai geriau bus. Kadangi šį laidą prieš atostogas yra paskutinė, o naujienų yra nemažai, su meru šnekėjomės ir apie kitas rajono problemas. Šįkart jos malonios. Į rajoną plūsta investitorė ir investicijos. Buvusioje tiekimo bazėje savo gamyklos filialą ketina steigti Kotmano firma iš Vokietijos Birino miesto, su kuriuo jau 10 metų draugaujame. Trečiadienį šaukiamas dėl to net neeilinis rajono tarybos posėdis. Taigi pokalbį ir pradedama apie vokiečių verslo perspektyvas mūsų rajone. Jų verslo perspektyvos, sakyčiau, šiuo metu labai palankios Ignalinai, bet priklausys nuo to, kaip pasielgs Ignalinos taryba visų pirma, kaip ir minėjai, ir žinoma priklausys nuo to, kaip priims miestelio bendruomenė, mūsų miesto bendruomenė ir Ignalinos verslininkai. Tai nuo to priklausys perspektyva. Dabar jau, sakykime, su jais praktiškai sutarta, tai beveik 10 metų, reiškia, darbo, sakykime, bendro darbo toks rezultatas. Visų pirma, tai padėjo tai, kad apsisprendė Birino savivaldybė, pasirašė sutartį čia prieš porą metų. Tai šitas, manau, labai padėjo, kadangi jie yra ir dalis tarybos nariai, ir rėmėjai. Kitas dalykas, tai, kad, aš manau, laukimas jų buvo neaiškumas, o kaipgi Lietuva dėl Europos reikalų, kaipgi Lietuva dėl NATO reikalų. Ir po to jau, kai įvyko šitie sprendimai, tai aš manau, kad jiems leido apsispręsti ir praktiškai dabar jau sutarta, kad kažkur apie 1000 kvadratinių metrų gamybinių patalpų bus užpildyta ir jau jie planuoja spalio mėnesį paleisti gamybą. Jeigu mes labai operatyviai leisim jiem, duosim teisę tenai praktiškai pradėti remontuotis, vežti rengimus, montuoti ir planuoti gamybą, tai maždaug vienos fūros į dieną gamybos apimtis, tai nėra tokia ir maža.
tai baldų detalės, kurios bus tiekiamos į Lietuvos, Latvijos rinkas. Tos rinkos šiandieną yra ir tam kiekiui visiškai viskas subalansuota ir jie jau praktiškai yra suderinę visas technologinius dalykus ir taip toliau. Ir dabar iš jų pusės kliučių jokių nėra, dabar tik tai mes kažkokių tai kliučių nesužaisim. Tos sąlygos, kurias mes pasiūlysim trečiadienio tarybai, jos, kaip jie sakė, tenkina. Ir jeigu taryba manys, kad tos sąlygos mes galim suteikti, tai tikiuosi, kad spalio mėnesį, ar tai bus pradžio, ar tai pabaigoje, mes galėsim pasakyti miestelėnam, kad galite apie 20 žmonių, tenai, pradžiai gal 10, po to kitą 10, važiuoti į Biureną, porą mėnesių stažuotis, išmokti, dirbti su rimtais įrengimais ir taip toliau ir pradėti dirbti. Tai aišku, aš labai norėčiau, kad tiek Ignalinos jaunesni žmonės, tiek vyresni žmonės, tiek, sakykime, tie, kurie galvoja dar galbūt kažką tai palauks ar ką, kad vis dėlto greičiau ryžtųsi ir siūlytų save kaip, sakykime, kaip darbuotoją jiems ir kitoms firmoms, kurios ateina. Šiemet ateina nemažai firmų Ignalinos rajoną su savo investicijom ir būtų labai gaila, jeigu investitoriai nusiviltų, kad, sakykime, nėra kvalifikuotos darbo jėgos ir reikia tą kvalifikuotą darbo jėgą vežti iš Vilniaus arba iš kitų miestų. Todėl ir jaunimas tikrai galėtų apie tai galvoti ir, tiem, kuriem galbūt nelabai sekasi mokslai, bet gal rankas turi geresnės, tai galbūt galėtų pabandyti, nėra jokių problemų nusiųsti kažkokią profesinę mokyklą arba, sakykime, jaunesniam žmogui persikvalifikuoti iš vienos specialybės į kitą ir galėtų puikiausiai turėti perspektyvės ir neblogai apmokamas darbo vietas. Tas apmokymas Biurene kieno lėšom bus? Čia viskas yra, reiškia, Kotmano firmos lėšomis ir mes taip siūlysim jiems nuomą. Pradinę kainą dar nebaigėm skaičiuoti, bet jinai nebus turbūt didesnė kaip 2,5 lito. Tai tokiom sąlygom, aišku, tai konkurencijos sąlygos gali būti taip, kad ateis kitas investitorius, kuris pasiūlys už tas patalpas daugiau pinigų ir visiškai manoma, kad ir kitas ateis. Tai aišku, mums politiškai norėtųsi, kad ateitų biureniečiai, vis dėlto yra, sakykime, tokia partnerystės vėliava, partnerystės globa. Bet gyvenimas yra žiaurus ir aš jiems tą sakiau, kad jeigu jūs būtumėt pasirodę čia nors prieš pusmetį arba prieš 3 mėnesius, mes jums būtumėm pasiūlę puikiausias dūkšto sąlygas su gerais cechais, su gerom patalpom, su praktiškai paruoštom ir galime po mėnesio įrangą kelti ir dirbti, bet kadangi jūs laukit, tai jau jų nėra ir gali ir šitų nebūti, jeigu dar lauksit. O pas ką dabar žmonėm, mūsų paklausys, pasižiūrės, pas ką dabar kreiptis, kad norint ten, sakykime, būti pretendentų? Žmonėm kol kas niekur nereikia kreiptis, žmonėm reikia tik tai galvoti, kaip man save, reiškia, nusiteikti, kad aš turiu dirbti rimtai, netinginiauti, nepijuokauti darbo vietą ir taip toliau ir turiu būti pats geriausias darbininkas šitam krašte. Tai jeigu kiekvienas taip galvos, tai kada atsiras jau vadovas, manau, tą visi žinos ir bus skelbimai laikrašty, kad kviečia į darbą ir tada ateiti ir iš tikrųjų ne tik tai, sakykime, liežuviu kaip dažnai, bet ir visų savo kūnų ir sielą įrodyti, kad jis yra geriausias ir, aišku, kurie bus tik tai šnekės, bet nedarys, arba tuos, kuriuos, sakykime, pažįsta kiti darbdaviai, tai vis tiek, manau, vietininkas, kuris nors bus vadovas, iš vietininkų, ta prasme, ignaliniečių, jie tikrai pažinos vietinę situaciją ir žinos vietinius žmonės, tai ant durniaus nepavyks, bet ir ateityje planuoja, jie labai norėtų kažkur, sakykime, po 2-3 metų, jeigu minėjau, tie kriterijai bus išlaikyti, ta prasme, vietinių verslininkų pažiūra, priėmimas jų, sakykime, savo gyvenimą, valdžios pažiūra ir bendravimas. Ir žmonių, sakykime, atitinkamas kiekis, reiškia, reikalingų darbo jėgos, tai jie planuoja ir prašo apie 500 hektarų žemės sklypo, kurioje įmonėlė galėtų dirbti apie 100, gal ir 150 žmonių. Tai ketinimai tikrai labai rimti ir tikrai aš ir jiem pasakiau, sakau, kai ėjau į susitikimą, tai netikėjau, kad apie tai mes baigsim šneką. Ką pradėsim žinojau, bet ko baigsim, tai tikrai netikėjau. Ir iš kitos pusės noriu pasidžiaugti ir tuo pačiu dūkštu, jau praktiškai prasidėjo darbai, jau vyksta rekonstrukcija tų
pastatų prasidėjo, reiškia, jau planavimas įrengimų montavimo. Kur aparatūra turit galvoje? Aparatūra dalyje cechų ir aš tikiuosi, kad rudenį prasidės, jau vėlyvą rudenį, prasidės irgi žmonių pakvietimas į darbą ir prasidės ten tų karkasinių namų gamyba. Ir buvo vakar susitikimas dar su Kauno viena didelė baldų kompanija. Yra tokių, sakykime, šansų, bet yra šiek tiek problema, kad mes nelabai turim pasiūlyti žemės sklypų. Ir labai norėtųsi, vėl kartu, žinoma, kalbėsim su žemių savininkais, kad kažkur tai, reiškia, ar tai jie patys įsileistų privatininkus, ar jie parduotų mums, sakykime, žemės sklypą ir mes ten tada įrengtumėm, reiškia, kažkokius kelius privažiavimus ir būtų pastatytos gamyklėlės ir tarnautų žmonėm. Neseniai buvo pristatyta plytinės statybos galimybės. Tas reikalas juda? Jo, tas reikalas juda. Mes pasirašėm su ta konsultacinė kompanija bendradarbiavimo susitarimą. Dabar tas mūsų susitarimas išvyko į Daniją ir vyksta dabar, reiškia, konkretaus investitoriaus paieškos. Kadangi čia šiandien su kiniečiais bendravom, tai mintis tokia atėjo, žinau, kad kiniečiai yra nupirkę buvusios Didžiasalio gamyklos administracinį pastatą. Ar jie ten rengiasi ką nors daryti? Aš nežinau, ką ten jie rengės daryti, bet tiek, kiek mes su jais bendravom prieš pirkimą, tai jie tada kalbėjo apie batų tokį fabrikėlį, kad siūti batus, gaminti batus. Galbūt jie nupirko avansų, galbūt jie nupirko jau europiniai rinkai. Ten tiksliau nupirko vieno Kinijos restorano esančio Vilniuje savininko, kaip čia pasakyti, pagalbininkė. Bet tai, žinoma, su ambasadorium irgi apie tai šiek tiek kalbėjom, bet ir kitą dalyką su ambasadorium kalbėjom, kokios problemos gerų kinietiškų prekių, kurios pasirodytų, sakykime, konkurenciškai, kainos požiūrių konkurenciška, sakykime, Europos prekiam. Tai buvo konkrečiai jam pasiūlyta ir Kinijoje, kai lankiausi, tą siūliau, kad mes galėtumėm surasti vietovę, padaryti kažkokį tai terminalą sandėlį, į kurį galėtų būti atvežtos kinietiškos prekės, geros kokybės, normalios kokybės prekės, žinoma, jos brangesnės negu tos, kurios šiandieną kinietiškos prekės, ir galėtų Lietuvos kompanijos, Lietuvos žmonės įsigyti tų prekių. Tai, jisai pasakė, kad iš tikrųjų toks įdomus dalykas ir bandys, sakė, tarti su Kinijos, sakykime, reiškia, valdžios atstovais ekonominiai srity. Kitas įvykis, kas neatsitinka ir iš nieko atsiranda, bet noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tie ES reikalai, žinoma, ir NATO reikalai, paskutinį pusmetį labai suaktyvino norus, reiškia, konkrečių investicijų paieškų. Labai norėtųsi, reiškia, dar ir surasti, žinoma, čia su aplinkos ministerija sunku susikalbėti, keletą vietovių, pažerių keletą, sakykime, sklybų keliolika, pamatuoti ir parduoti tiek europiečiams, tiek Lietuvos bagotiems žmonėms. Jie prašo ir nori, jie galėtų įrengti puikiausias poilsinės, kuriamis naudotųsi jie patys ir naudotųsi atvažiuojantis gyventojai ir taip toliau, būtų visiems tik į naudą. Dar grįžtant prie tų kiniškų prekių, prie terminalo, čia eina kalba apie būtent terminalo vietą Ignalinos rajone? Taip, žinoma, mums daugiausiai rūpėtų Ignalinos rajonas, bet jeigu jie pasirinktų, sakykime, ne Ignalinos rajoną, kitą vietovę, tai aš irgi nieko tragiško nematau. Tai vis tiek būtų Lietuvos žmonėms, tas to pat ir ignaliniečiam. Šią savaitę dalyvauti Liepos 6-osios valstybės dienos renginiuose buvo atvykusi delegacija iš Lenkijos Seracko miesto. Antradienį ryte Lenkų delegacija vadovaujama Seracko burmistro Silvestro Sakalnickio buvo priimta rajono savivaldybėje. Oficialių asmenų atvyko tik 3 žmonės, o daugiausia delegacijoje buvo vaikų, 28, bei 5 juos lydėjo mokytojai. Susitikimo pradžioje svečiams buvo parodytas naujausias 15 minučių trukmės filmas apie mūsų regioną, o vėliau apie rajoną pasakojo rajono meras Bronys Ropė. Šįkart daugiau dėmesio buvo skirta atominės elektrinės regiono plėtros agentūros atliekamai veiklai, atominės elektrinės uždarimo problemams, savivaldybės veiklos prioritetams. Meras prisiminė bendradarbiavimo tarp Seracko ir Ignalinos istoriją. Jos pradžią lėmė atsitiktinumas, kai vienoje tarptautinėje konferencijoje Varšuvoje tiesiog teko atsisėsti šalia Seracko vadovų.
Besikalbant ir gimė mintis draugauti. Serocko burmistras pasveikinęs mūsų valstybės dieną pratęsė mūsiškio mero mintį. Susitikome atsitiktinai, tačiau kiekvienas prisidėjome prie to atsitiktinumo, sakė ponas Sakalnickis ir pratęsė. Kasmet lankome vieni kitus ir negali nepastebėti, kad kasmet važiuojame vis geresniais keliais, džiugina ir besiplenčiantys kultūros mainai, vaikų atostogos vieni pas kitus. Rajono meras kolega iš Lenkijos atminimui apie šį apsilankymą Ignalinoje įteikė vazą su Ignalinos simbolika, o vaikų vadovams po albumą Ignalinos krašto spalvos kitus suvenyrus. Silvestro Sakalnickio viešnagę Ignalinoje primins metalinė plokštelė su išgraviruotu sveikinimu. Joje lenkiškai parašyta. Mindaugo karūnacijos dieną geriausi linkėjimai nuo Serocko burmistro Silvestro Sakalnickio. Ignalina Liepos 6 2004 metai. Lenkiškai viskas labai gražiai parašyta, nufilmuokit stop. Be suvenyrų neliko ir ne vienas vaikas. Jie įsidalino puodelius su Ignalinos simbolika. Trečiadienį padėtas paskutinis taškas Ignalinos pieninės istorijoje. Akcininkų susirinkimas nusprendė įmonę likviduoti. Sprendimas įsigaliojo nuo priėmimo dienos. 2 mėnesius tvinkęs nežinomybės pūlinys Ignalinos pieninėje pratrūko. Sprendimas priimtas – pradėti likvidavimo darbai. Kad pieninė bus likviduota, jau niekas nebejojo. Susirinkimo su nerimu laukta dėl kitko, koks bus akcininkų sprendimas dėl atsiskaitimo su darbuotojais. Apie priimtus sprendimus kiek vėliau, dabar apie įvykius prieš susirinkimą bei apie pačiame akcininkų susirinkime tvyrojusią atmosferą. Akcininkai sutikti atleidžiamų pieninės darbuotojų piketu. Iš pradžių jie su plakatais būriavosi pieninės teritorijoje, vėliau teko išeiti už vartų. Bet pieninės direktorius Aleksandras Borovskis pieninės teritorijoje uždraudė lankyti žurnalistams, jiems bendrauti su piketuotojais. O jų nuotaikos, žinoma, buvo slogios. Jos atsispindėjo ir rankose laikomų plakatų užrašuose. Kaip dabar paaiškinti jūsų plakato čia užrašą? Ant 2 žodžių kryžius ir liko kas tik? Dievas. Tai reiškia, kad doros ir darbo jau nebeliko? Nebeliko. Šiaip kokios nuotaikos? Labai blogos. Siaubingos. Visi pasimetė paprasčiausiai. Ar jums ką nors daugiau pasakė iki šios dienos, kas su jumis bus? Niekas nieko nesakė ir tik pasakė taip, kad mes nieko negausime, mums nieko nemokės, išeisim už vartų tušti. Visai ir už 2 mėnesius nieko? Taip, nieko. Be perspėjimo, be nieko išeisim už vartų. Niekas pinigų mums nemokės, akcininkam reikia sumokėti. O jūs ne akcininkė? Ne. Manau, kad čia turinys pats su savi viskų pasako. Ir visi kartu esame tauta, tai ir alkani prie tuščio bliūdą sėdintys, ir tie, kurie už stalą šiltai sėdi, klausyk, irgi tauta. Bendra tauta, aš nežinau. Aš tokį parašymą mačiau prie Norfos tam parke. Man labai patiko tauta, bet kokia jinai ta tauta, tai čia jau kitas klausimas, ne? Vieni, klausyk, taip gyvena, o kitiem nebelieka vieta tik už vartų. Net toj pusė ir vartų dar dabar neatsiskaitė ir tai jau negali žmogus pasakyti net to, ko nori, tai aš nežinau. Ar jums ką nors daugiau iki šios dienos pasakė, kas jūsų laukia? A ką mums pasakė? Nieko, išeiti ir viskas, bankrotą lauksim. Ar imku už 2 mėnesius, jeigu da duos ir žygiuokai. Pats su savai, su galvu, spręs kaip nori, ką ten pasakys. Kiek metų pieninė atidavėt? Nu, aš atidaviau atėjus jau tik 6. Bet yra po 26 žmonės, kurie paliko ir sveikatų, ir jaunystį, ir viskų, ir išeina, o dabar, kaip pasakyti, žmonės viską atidavė ir išeina su tuščiom rankom ir širdis sudaužyta. Neaišku, kaip gyvinti ir, nežinau, čia jau kiekvienas savaip tą gali supras, viršininkai kažin tą supras. Kokios nuotaikos pas vyrus šiandien? Pas vyrus, kokias blogas nuotaikas. Blogas. Tai dabar paskelbs likvidavimą ir viskas, jūsų darbas baigėsi, jokių perspektyvų? Jokių. Mano metuose jau jokių perspektyvų niekur nėra. Bent žadėjo, kaip tai atsiskaityti žmoniškiau? Nu, žmogiškiau neatsiskaitės jau garančiai. Už porą mėnesių aš sumokėsiu. Nebus filmuoto vaizdo ir iš susirinkimo salės. Po ilgų ir karštų ginčų leisti ir neleisti žiniasklaidai dalyvauti susirinkime buvo nuspręsta leisti, bet be vaizdo kameros. Pats susirinkimas vyko audringai. Kartais atrodo, jog kai kurie akcininkai tuoj kips į direktoriaus Aleksandro Borovskio atlapus. Aistros vyrė ir dėl
kartaus apmaudo prarasti savo turtą ir dėl elementaraus nesupratimo, kas lemia sprendimų priėmimą. Dauguma akcininkų garbaus amžiaus kaimo žmonės, jie įpratę, jog bet koks sprendimas priimamas, kai už jį balsuoja daugiau rankų. Tačiau šįkart viską lėmė akcijų skaičius. Iš 700 pieninės akcininkų susirinkime dalyvavo tik apie 30, tačiau viską sprendė tik 2, nes tų dviejų rankose buvo daugiau nei 72% akcijų. Tai Rokiškio Sūrio atstovas su beveik 50% akcijų paketu bei akcininkės Mildos Dikmonienės atstovas su daugiau nei 22% akcijų. Todėl žmonės ir verkė, ir keikėsi, ir apeliavo direktoriaus sąžinę ir kaltino. Vienas iš tikrai rimtų kaltinimų, nors jau ir pasakytų palaiko, kad žmonės parduoti savo akcijas Rokiškio Sūriui buvo verčiami prievarta, jiems gąsdinant ir grasinant. Po susirinkimo Rokiškio Sūrio akcijų paketui atstovavęs Jonas Kubilius mums sakė: nuotaika po susirinkimo bjauri, žmonių emocijas galiu suprasti, jiems reikėjo įsilieti, bet yra kaip yra, o dėl spaudimo žmonėms parduoti akcijas dar aiškinsimės. Vargu bau, juk sakoma, kad po muštynių kumščiais jau nemojuojama. O susirinkimo sprendimai tokie: įmonė likviduota, direktorius Aleksandras Borovskis iš pareigų atleistas ir to jau pat kitų sprendimų jį paskiriant pieninės likvidatoriumi. Darbuotojams pasiūlyta iš darbo išeiti šalių susitarimu, kiekvienam išmokant 3,34 vidutinio atlyginimo išmokas bei kompensacijas už nepanaudotas atostogas. Tai tarpinis variantas tarp darbuotojų reikalavimo išmokas gauti pagal darbo stažą pieninėje ir blogiausio varianto 2 mėnesio algų išmokos. O akcininkai savo dalį gaus, jei kas liks, kai bus atsiskaityta su kreditojais, darbuotojais ir panašiai. Ir darbuotojai ir akcininkai sprendimais nepatenkinti ir ketina bylinėtis teismuose. Sveiki. Šią savaitę Ignalinos rajono policijos komisariate užregistruoti šie pranešimai apie nusikaltimus. Linkmenų seniūnijoje Maleišių kaime buvo įsibrauta į garažą ir pavogti įvairūs daiktai. Nuostolis 650 litų. Uždarojo akcinė bendrovė Laukoje priklausančioje hidroįtvaroje esančioje ant upelio kranto buvo nulaužta spyna ir pavogtos metalinės sklendės. Nuostolis 430 litų. Palūšės kaime sekmadienį apie 4 valandą nakties prie poilsiautojos priėjo 2 nepažįstami jaunuoliai ir pasiūlė jai pervaryti jos automobilį Volkswagen Golf, kuris stovėjo prie įvažiavimo į teritoriją vartų. Automobilio šeimininkiai sutikus, vienas jaunuolis automobilį pervarė. Po to automobilio savininkė automobilyje pasigėdo buvusio mobiliojo ryšio telefono aparato. Nuostolis 500 litų. Sodų bendrijoje Ąžuolas iš sodo namelio buvo pavogta 90 kvadratinių metrų grindų dangos laminato. Nuostolis 2230 litų. Nustatytas įtariamasis. Mielagėnų seniūnijoje nuo Milašaičio ežero pakrantės buvo pavogta aliumininė valtis. Nuostolis 1500 litų. Sekmadienio naktį Kaniukų kaime įvyko muštynės, kurių metu buvo sužalotas dukštietis T.G. Jis pristatytas į Visagino ligoninę. Daugelis šio kaimo kapinėse buvo nuniokota dekoratyvinė eglė. Ignalinos mieste Ateities gatvėje Meironių kaimo gyventojas Tomas Pūras, būdamas neblaivus 2,69 promilės ir vairuodamas automobilį Mazda, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės, nesuvaldė automobilio ir atsitrenkė į pakelės medį. Kelyje Ignalina Zarasai Vilniečio vairuojamas automobilis Volkswagen susidūrė su Ignaliniečio vairuojamo automobiliu M21. Abu vairuotojai blaivus, neapgadintos transporto priemonės. Ignalinos mieste ežero gatvėje Ignalinietė vairuodama automobilį Audi 80 nepraleido priešais važiavusio kauniečio automobilio Audi 100. Apgadinti abu automobiliai. Policijos komisariatas gavo pranešimą, kad prie Lygūnų kaimo Visaginietis vairuodamas automobilį Renault nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Vairuotojas įvykio vietoje nerastas. Kelyje Ignalina Didžiasalis Gintautas Paukštė, gyvenantis Ignalinoje Aukštaičių gatvėje, būdamas neblaivus 3,16 promilės ir vairuodamas automobilį Audi 80, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Autoįvykio metu nukentėjo kartu su juo važiavęs keleivis, kuris paguldytas į Ignalinos ligoninės chirurginį skyrių. Vykdant teismo paskirtos kardomosios priemonės nurodymus dėl vagystės Lietuvos žiemos sporto centre,
Apie 23 valandą buvo patikrintas butas Ignalinos mieste Ažušėlės gatvėje, kuriame gyvena nepilnametis. Bute rastas jo draugas, kuriam ir buvo paskirta kardomoji priemonė, namų areštas bei uždrausta bendrauti su tuo draugu, pas kurį svečiavosi. Minėtas nepilnametis pažeidė paskirtos kardomosios priemonės nurodymus namų areštą nuo 20 iki 9 valandos bei bendravo su draudžiamu jam asmeniu. Už pasirodymus viešose vietose esant neblaiviems įspėti Rimantas Blaškauskas Antraksnės kaimas, už minėtą pažeidimą baudomis nubausti Egidijus Mikalka Judiškių kaimas 40 litų bauda. Šių piliečių medžiagos dėl minėto pažeidimo išsiųstos nagrinėti į teismą. Gintaro Januškevičiaus Ignalina Švenčionių gatvė ir Vytauto Kindurio Strigiliškio kaimas. Šią savaitę sulaikyti šie neblaivūs vairuotojai Martynas Misiūnas gyvenantis Ignalinoje Ateities gatvėje bei Petras Blaževičius gyvenantis Aukštakalnio kaime. Už vairavimą esant neblaiviems nubausti Rimantas Zinkevičius Makniulaukiaus kaimas 15 mėnesių neteko teisės vairuoti transporto priemonės, Darius Daubaras Sarapiniškės kaimas nubaustas 3500 litų bauda ir Stasys Vilimas gyvenantis Dvarnapolio kaime nubaustas 4000 litų bauda. Šią savaitę Didžiasalio gyvenvietėje iš Josefo Galatilčio buvo paimtas vadinamas pilstukas. Teismo sprendimai. Raimundas Staleronko 2003 metais Ažukarklinės kaime įsibrovė į gyvenamąjį namą ir pavogė magnetolą bei kitus namų apyvokos daiktus, padarydamas 400 litų nuostolį. Teismas jam skyrė laisvės atėmimą 5 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Kęstutis Tareila ir Vitas Račkauskas gyvenantis Didžiasalyje pavogė 11 tonų geležinkelio bėgų. Teismas Tareilai skyrė laisvės atėmimą 10 mėnesių ją atliekant pataisos namuose, Račkauskui laisvės atėmimą 1 metams, bausmės vykdymą atidedant 1 metams ir 6 mėnesiams. Dėmesio. Ir Respublikoje, ir mūsų rajone nuo birželio 21 iki rugsėjo 6 dienos yra vykdoma prevencinė priemonė Aguona 2004. Apie neteisėtus aguonų auginimo faktus prašome pranešti Lietuvos kriminalinės policijos biuro nemokamų pasitikėjimo telefonu 8800 208808 arba paskambinti į mūsų policijos komisariatą telefonu 02 arba mobiliuoju telefonu 112. Policija ieško. Policija ieško Vytauto Šaipūno gimusio 1952 metais gyvenančio Anykščių rajone, pasislėpusio nuo teismo. Ką nors žinančius apie šio asmens buvimo vietą prašome paskambinti į policijos komisariatą. Savaitę Ignalinoje viešėjo moksleiviai iš Vilniaus Žemynos gimnazijos, jie dalyvavo kūrybinėje stovykloje. Žemynos gimnazijos kūrybinė moksleivių grupė vadovė Danutė Kibickienė bei tos pačios gimnazijos biologų grupė vadovaujama mokytojos Reginos Kryžuvienės projekto Aš kūrinys erdvė dalyviai bei vykdytojai. Partneriais vilniečiai pasirinko Ignalinos rajono gimnazijos kūrybinę grupę. Projektas Aš kūrinys erdvė pradėtas praėjusiais metais ir vykdomas etapais. 4. ir 5. etapams pasirinkta Ignalina. Čia buvo organizuotos kūrybinės stovyklos jauniesiems dailininkams bei biologams. Tas savaitės pabuvimas Ignalinoje Vilniečių ir Ignaliniečių kartu, man rodos, tiek vieniem, tiek kitiem davė naudos. Mums davė dėl to, kad mes pasižiūrėjome, kaip kiti dirba. Kartu pakeliavome ir štai turime rezultatą, tuos darbus, kurie dabar kabo ant sienos. Šiaip, jeigu plačiau pristatyti, tai mes turime projektą Vilniaus Žemynos gimnazijos, mokytojų dailės ir biologijos Danutės ir Reginos. Ir mes esame ignaliniečiai tik pakviesti šalia su jumis kartu padalyvauti, ko labai džiaugiamės. Įdomus šios kūrybinės stovyklos veiklos rezultatas – savotiška dailės ir biologijos jungtis, sukurtų darbų paroda, kuri dabar eksponuojama Ignalinos kultūros namuose. Eksponuojami jaunųjų dailininkų bei biologų sukurti darbai, piešiniai, fitokoležai, herbariumas. Tai tarsi žvilgsnis į gamtą kūrėjų ir mokslininkų akimis. Kaip dailininkų grupiai, tai įdomiausia tai buvo turbūt vaizdai, kurie jie fiksavo tiek piešinyje, tiek tapyboje. Na, kaip sugebėjo taip, bet iš tikrųjų darbai yra geri, taigi verti pagirimo. Mes tik tai mažą dalelę iš Ignalinos apylinkių
augmenijos surinkom ir padarėm herbariumus. Čia paliekam jums pasidairyti, kad jūs žinotumėt, kokie augaliukai auga apie jūsų Ignalinos miestelį. O šiaip ateityje, jeigu dar tęsime tą projektą, mes norėtumėm pagrupuoti ir sudaryti šio rajono atskirų rūšių, galbūt herbariumus surinkti iš kerpių, iš samanų grupės, nes tikrai pastebėjom, kad yra labai tokių įvairių kerpių, įvairių samanų ir tęsti šitą projektą jūsų rajone. Vilniečių bei ignaliniečių sukurtų darbų paroda Ignalinos kultūros namuose veiks dar mėnesį. Liepos 6-osios pavakarę ignaliniečiai rinkosi miesto estradoje prie Ilgio ežero į šventinį vakarą skirtą Valstybės dienai. Nuskambėjus pirmiesiams šventinio orkestro akordams, organizatorė neramiai dairėsi į vis pravirkstantį dangų ir į dar pustuštės publikos vietas. Tik maždaug po valandos nuo oficialios šventės pradžios žiūrovų susirinko tiek, kiek būna įprastai, nei lietus neišbaidė. Leiskit visus pasveikinti labai svarbia mūsų valstybės gyvenime diena, su valstybės diena, su Lietuvos gimtadieniu. Prieš 751 metus Lietuvos kunigaikštis Mindaugas, gavęs popiežiaus Inocento IV leidimą, palaiminimą, buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi. Nuo to prasidėjo mūsų valstybė, nuo to prasidėjo valstybės istorija. Gausią publiką sveikino ir svečias iš Lenkijos Seratsko miesto galva Silvestras Sokolnickis. Tuo oficialios kalbos ir baigėsi, prasidėjo šventinis koncertas, kadangi iš Lenkijos atvyko net 3 vaikų kolektyvai, bemaž pusę programos užėmė jų pasirodymas. O savuosius gana guviai palaikė Seratsko meras visą laiką, kol jie šoko ir dainavo. Jesteś jak brzeg, przebiłeś się i za mną chodzisz, jak anioł stróż. Nie dajesz róż, do mnie śmiejesz się wciąż. Nie wiedzieć czemu, jesteś jak sfinks, nie mówisz nic, to kiepski żart. Więc wreszcie przemów, chyba że chcesz nastraszyć mnie, lecz nie boję się. Przerwij tę grę. Bo z muzyką jest weselej, niż się każdy z nami śmieje. Trele, morele, śpiewu nigdy za wiele. Trele, morele, dni powszednie i niedziele.
Nuo 16 valandos veikė mūgė, šįkart tik prekybininkų, nors buvo kviesti ir tautodailininkai, jų nesimatė. Viską koregavo nevykusi vasara, kai kasdien pyla lietus, niekas nerizikuoja su savo gaminiais dangintis už kelių dešimčių ar net 100 kilometrų, kur galbūt dėl lietaus ir žmonės nesusirinks, o tokiu atveju vien nuostoliai, kelionė kainuos, o nieko neparduosi. Tuo metu šventė tęsiasi, koncertinė numeriai vienas keitė kitą. Tačiau kartas nuo karto renginio vedėjų literatūrinė intarpai vis primindavo, jog vyksta ne šiaip koncertas, o specialus proginys. Šiandien suvienyta, tarsi sužieduota, graži kaip diena. Tėviškė, tėvynė, valstybė, gyvybė širdis. Joje gyvensi tu, žmogau. Atėjo lietuvaičių eilė. Pirmieji publikai prisistatė rajono gimnazijos šokių kolektyvas Lelijėlė. Ne vienas rimtesnis koncertas, ne vienas stambesnė šventė neapseina be muzikos mokyklos kaimo kapelos Almaja ir jos balsingų dainorėlių. Nors tai nebuvo paskutinės renginio dainos, tačiau vis dėlto šventę savotiškai vainikavo Birutės Paukštienės ir Gintauto Juodagalvio duetas, gimęs pernai ir kaskart vis naujai skambantys. Tu užverk namų duris ir pušų takuotę, greit atplauks laukta banga. Bus tokių nedaug. Šiandien mums dosni gelmė, gintarais po kojom duš ir pabirs gyvi lašai. Juos renku tik tau. Tu paklausyk, kai naša smėlį pašiūrė, šona užšėlė vaiko žaislai, delnai ištiesti, langai praverti ir paukščiai taikus, švelniai laikyk, sakų saujelė jūra tikė. Viską gali jūros valia, uošia jausmama, krislas skaidrama, sustoja laikas. Sako, paskutinė iš šventės išsiskirstė vos ne paryčiais, nes po oficialios programos žiūrovų skaitino dar Ignalinoje nematyta grupė Šiaulių, publikos numylėtinė Violeta Raubiškytė bei diskoteka. Tiek šį kartą, o atsisveikiname su jumis jau ilgesniam laikui. Pakviesime susitikti rudenį po atostogų. Linkime geros vasaros.